Sveiki atvykę į laidą Žvaigždės tarp langų. Dabar aš jums norėčiau pristatyti nusikaltimą. Dabar mes pakalbinsime pašnekovus. Tai va, mes lyginam ten su Roku lemputės, dėjom į televizorių ir žiūriu, viena sulūžus. Aš taip sakau, va, sulūžus. Tada prie gytis ir kiša jinai. Mano rankose sprogo. Neapsakomas vaizdas, vieną nenufilmavome. Nėra, kas sako, buba, sugedo lemputę, tai ką aš pasiėgau ir jungiu tą kištuką. Ką aš žinau, ten džežė, būt taip, vos taip skakoju už baimės. Nu, bet tai nieko, sakė, sunkiai išlengė, bet... O kas pataisė iš pabūkų? Pataisė Rokas. Rokai. Kas čia nutiko su ta lemputė? Nieko, tai mes va ten filmą viską ir jisai ten nėrka ten stovi ir o gytis, kad ten žinai ir kai gali eik tu. Sako, saugiklis išmušė, aš tai sako, aš tai žinai iš karto supratau, kad ten visai saugiklius išmušė, o žinai, tipo, ten aš iš karto vat atėjau, va, ten kur žaibas vat nupieštas, PS1, taip, ten net, jo, ten nu, visi supranta, ką tai reiškia, net čia net nereikia komentuoti. Aš iš pradžių labai įsigandau, nes labai sprogo, žinai, nu, ten reikia pamatyti tokį dalyką, reikia pamatyti, nes įsivaizduoja, kad aš laikau rankose, o jisai įkiša. Ir šiandien aš iš karto va supratau, va, ateini ir matai, va šitą va, matai, ir labai paprasta va šitą tiesiog. Ir viskas? Viskas. Safety first. Ir kiek jis kalbėt gali, aš sakau, jeigu dar būtų. Nu, gerai, važiuojam. Būkit negyvi. Nugi jūs lavonai esat, gyvemba, nu. Kliovas. Nu, блядь. Čia prasidės, dar nebaigiam. Where